Pabūtis. Tai sveiki atvykę į kitą video ir šiandien truputėlį pabandysiu supažindinti su arklių inventorium, keletų iš jų ir kartu mes juos biškelį įsivalysim, nes mano inventoriui, kamanoms, balnui reikia biškelį jau meilės, nes labai senai viską valiau. Tai ir tuo pačiu gal biškelį supažindinsiu su savo žirgų komanda. Nieko nelaukiam ir einam prie darbo. Tai pirmiausia, paprastai paaiškinu, ką čia darysiu. Tai čia yra tepalas su bičių vašku skirtas inventoriui valyti. Tai mes biškelį tai ir padarysim, nes Baltijos kamanos pagrindinės jau labai reikalauja dėmesio. Taip pat ir kitos irgi kamanos reikalaujančios dėmesio. Balnas irgi nežinau, kada paskutinį kartą valytas. Tai biškelį apsitvarkysim. Tai pirmiausia, ką aš padarysiu, tai norint gražiai viską išvalyti, visus kampučius, reikia viską visiškai atsisekti atskirai, visus dirželius, tai tiek vienų kamanų, tiek kitų. Tai pirmiausia, aš tai ir padarysiu. Tai va matot krūvą įvairiausių dirželių, iš ko susideda žirgų kamanos. Tai viską išvalysim, sudėsim atgal ir tada biškelį papasakosiu, kokios tai yra kamanos. Nuo savo pirmo žirgo, kurį įsigijau, tai yra Baltija. Baltija yra kumelė, 9 metų, šiemet jai sueis 10. Jinai yra mišrūnė, stambinto žemaičio. Ir apie Baltiją galėčiau pasakot, nes jinai buvo pirmasis žirgas, kurį aš nusipirkau, kurį įsigijau. Ir tikrai su ja mes perėjom labai daug. Visko buvo ir sėkmių, ir nesėkmių su ja kartu buvo, bet dabar galiu pasakyti, kad tikrai esam labai geram kely, atradom, kas tinka tiek man, tiek jai, kas abiem patinka, ką patinka man veikti kartu. Tai, sakau, jinai yra tikrai vienas iš ypatingiausių arklių man ir tikrai jinai bus visą gyvenimą kartu su manimi ir aš negalėčiau jos iškeisti, nes turi labai specialią vietą mano gyvenime, mano širdį ir tikrai jos į nieką neiškeisčiau. Tai kol kas sudėjom pirmas kamanas ir čia yra ispaniško tipo kamanos, vien labiau gal dėl būtent va šitos karūnėlės. Šita dalis kamanų vadinasi karūnėlė. Tai jos labai yra populiarios Ispanijoje, arba bent jau labai panašios kamanos, bet svarbiausia, kad turėtų va tokią karūnėlę, arba gali būti ten visai kitokie
pribambasai uždėti ant žirgų, visai kitokie dalykai, ant tos karūnėlės. Tai šitas kamanas palyginus naudoju gan retai, bet tikrai būna prireikia, ypač kai žirgai būna po ilgesnio laiko nedarbo, ar tiesiog tenka išjoti į laukus, kur irgi senai buvo, ir tada jiems viskas labai atrodo keista, nejauku, gal baisu, ir tiesiog, kad būtų saugiau tiek man, tiek jiems, tai mes susidedam šitas kamanas su šitai žaslais ir judam į laukus. Tai kol kas čia yra pirmos kamanos, kurias mes dabar sudėjom, judam toliau su istorija ir su valymu. Tai gerai, tęsiam istorijas apie mano žirgus. Tai antras būtų titnagas. Tai su titnagu aš pirmą kartą gal susipažinau, gal prieš kokius 5 metus panašiai. Jisai nėra mano nuosavo žirgas, bet tiesiog aš jo rūpinuosi ir su juo dirbu. Tai titnagas yra eržilas. Tiksliau dabar visi bus eržilai, nes Baltija yra vienintelė kumelė, o visi kiti pas mane komandoje yra eržilai. Tai va taip gausi. Tai titnagui yra 14 metų, jisai yra stambintas žemaitis. Tai kadangi su titnagu mes pažįstame jau kokius tik tai 5 metus, bet gal jau va taip su juo aš dirbu, gal kokie 3 metai. Nes susipažinom, bet, kaip sakoma, aš su juo nieko labai nedariau, nes turėjau Baltiją, turėjau kitus žirgus tuo metu dar. Tai jisai su juo pradėjau dirbti tik panašiai gal prieš kokius 3 metus. Tai titnagas nebuvo nei apjotas, tiesiog buvo labai gražus ir mokėjo vaikščioti, o jis nebuvo kad dirbtas. Tai mes pradėjom tą apjojimo kelionę gal irgi prieš kokių 1 metų, tada buvom sustoję. Dėl to, nes nebegalėjau tiesiog, aš nebeturėjau laiko ar nebegalėjau aš su juo užsiimti. Tai buvom sustoję su jo apjojimu ir praeitais metais mes vėl jį pradėjom judinti atgal į darbą. Ir dabar jisai yra jojamas žirgas, tiesiog kol kas atostogauja. Nes neturim galimybių, kol kas gruntas visur yra kietas, tai kol kas jisai vėl nieko neveikia, bet ateis pavasaris ir vėl mes kibsim į darbus. Titnagas yra gal pats švelniausias ir pats geriausias eržilas, kokį aš esu mačięs, su kokiu esu susipažinus. Žmogui jisai toks mielas, toks gerybinis, nieko blogo jisai nepadarytų. Ir labai, labai šiaip imlus yra mokslam. Tai, kaip čia pasakyti, labai didelis katinas. Labai imlus mokslam ir jam labai patinka. Ir jam smagu, kad jisai biškelį yra kitoks negu Baltija. Kai Baltijai, tai aš leidžiu dar jai realiai labai daug atsiskleist pačiai, ten kažkokius triukus naujus, kai mokomės. Labai yra daug Baltijos iniciatyvos. Ir jinai pati galvoja ir aš tiesiog parodau, kada yra gerai, kada gal netinka man tas jos kaip užduoties parodimas. O su titnagu yra biškelį kitaip, nes jam reikia labai daug aiškumo. Jisai kaip tik labai visą laiką stebi žmogų ir jisai visą laiką klausinėja tavęs, ar va taip, ar čia viskas gerai, ar mes gerai darom. Tai, sakau, su titnagu labai reikia tiesiog konkretumo, bet jeigu jisai suprato, jeigu tu jam aiškiai viską parodai, tai jisai yra nuostabus. Tai sekantis eina Prometėjas. Prometėjas yra irgi stambintas žemaitis. Jisai čia pas mus atvyko tik tai, šią žiemą, praeitą žiemą, 24 metais, rudenį ir žiemą čia kažkada atvyko jisai. Ir jam dabar gal yra kokie 7 ar 8 mėnesiai, jisai irgi visiškas vaikas, jisai kol kas džiaugiasi nerūpestinga savo vaikystę, jeigu reikia pasimoko elementariausių paklusnumo
elementų, o šiaip tai jisai tiesiog visą savo dabar dienas leidžia pievoje ir viskas. Su juo pradėsime biškeliai gal kažką mokytis, kad supažindint su naujais daiktais, naujai kaip reaguoti į žmogų, kaip reaguoti į tam tikrus daiktus, tai gal pradėsime labai pamažu pavasarį, kai jau bus geras gruntas, jau viskas bus gerai, dienos bus ilgesnės, bus daugiau laiko, tai su juo tada pradėsim gal labiau tą darbą, o kol kas jisai visiškai džiaugiasi tą nerūpestingą vaikystę ir mes jo per daug, kaip sakoma, neliečiam, jisai geras vaikščioti su pavadžiu. Pagrindiniai dalykai, ko dabar mums iš jo reikia, tai kad pavaikšto gražiai su pavadžiu, kad galim išvesti jį į lauką, kai reikia parvesti be jokių didelių dramų ir taip, kad tiesiog, pavyzdžiui, jisai yra apčiupinėtas visas, tai gali liesti kur nori, jisai nepyksta, nekanda, nesispardo. Tai va, to kol kas mums tik iš jo realiai ir reikia. Kol kas jisai tiesiog gyvena ir džiaugiasi gyvenimu. Na ir paskutinis mano komandos narys, tai yra Ventukas, arba kaip mes jį vadinam Vincium. Jisai yra, man atrodo, kad Šetlando ponis, bet galiu klyst. Man atrodo, arba bus Šetlando kažkokio ponio mišrūnas. Tai jisai irgi yra eržiliukas ir jam yra jau virš 20 metų. Tai jisai, kiek aš esu apie jį girdėjus, tai jisai savo gyvenime yra irgi išmokęs tikrai jojimo meno ne vieną vaiką. Teko ir man su juo padirbti, kad vaikai tiksliau jodinėjo su juo prie manęs. Tai tikrai labai energingas, tikrai ponis, labai charizmatiškas. Ir toks gal net kartais per daug chuliganas. Kaip mes vadinam, tai jisai yra pats rimčiausias eržilas pas mus arklidėj, nes iš jo jisai nenusileidžia nei vienam didesniam eržilui. Jisai įsivaizduoja, kad jisai yra pats didžiausias, pats rimčiausias, pats pavojingiausias. Tai mes tiesiog taip ir leidžiam jam jaustis. Aišku, mes jo kartu nelaikom su kitais, nes jį vargšelį imtų visi ir nuskriaustų, nes jisai mažas, bet jis gyvena atskirai, šalia realiai kitų arklių, bet va, kad taip pabendrauti, susiuosti, tai mes kaip ir kol kas jam neleidžiam, kad vien dėl saugumo. Tai va, kol kas pas mane komandoje yra tik tai 4 gyvūnai, 4 žirgai. Na, sudėjom 2 kamanas, tai čia yra irgi angliško tipo kamanos, bet su švediška kapsulė. Tai šitas kamanas naudojam tikrai labai dažnai ir jom jau yra gal beveik virš 7 metų, tai jos jau kai kur biškeliai gal ir patrukinėja ir sunkiau viskas atsisega ir užsisega. Tai tikrai daug gyvenime visko yra mačiusi šitos kamanos, tai čia yra jos pagrindinės, aš jas naudoju tiek Baltijai, tiek Titnagui, tai dažniausiai jojam su jom. Tai kamanos sutvarkytos, išvalytos, pakabinsiu atgal į balninę ir įdėsim prie balną.
Tai pagaliau atėjo ir balno eilė, tai šiandien išvalysim ir jį. Mano balnas yra iš jodinėjimo tipo, jisai yra ilgesnis, turi didelės pagalvės priekyje ir jisai yra Veitės firmos, tai labai aiškiai logotipas yra uždėtas ir visur irgi B raidės. Gan įdomu, nes jisai yra šiaip pagrindinis Baltijos balnas. Karts nuo karto panaudoju titnagui, bet mes dar titnago balno dar laukiam. Jis dar savo neturi. Tai labai įdomu, nes Baltija, B, Veitės. Labai įdomi viskas susirutuliojo, susidėjo. Tai pirmiausia, aš ką padarysiu, tai nukabinu kilpas. Nuo balno nukabinsim ir biškelį sutvarkysim balną. Byte, kaip vertini darbą? Ar puikiai išvalėm viską? Puikiai? Puikiai. Taip? Taip, kol kas ir viskas. Kavanas išsivalėm, balną irgi išsivalėm. Aišku, ten turim dar vieną balną. Tada turime jojimo padelį, bet čia jau kitą kartą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad patiko. Ir daugiau biškelį sužinojot apie mano žirgų komandą, kitaip ceplinukų komandą. Ir susitiksim kitą kartą. Iki.